iš kelionį. Čia kaip harmonika užsidedi. Tai kaip tas... Koks yra tas, kur harmonika groja geriausias? Tas... Nežinau, žemaitukas. Ne, kur Levickas ar koks. Kur, tai aš taip pat užsidėjau. Aš Gytis. Ir čia yra Teklė. Teklė. Ne Eglė, o Teklė. Teklė. Teklė arba Teklė. Ir šiandien labai jaudinamės, nes mes iškeliaujam į Honkongą. Į Honkongą, į Kiniją, į orientavimosi sporto varžybas. Bilietų patys nepirkom. Bilietus mums nupirko, taip pat. Vizų neturim. Taip pat neturim vizų, šiokia tokia smulkmena, todėl laukia įspūdingas nuotykis. Ir sekite mus. Pirmas iššūkis, tai nukeliauti iki... Čia mažiausias iššūkis. Nukeliauti iki Vilniaus, iš Vilniaus į Stambulą. Iš Stambulo į Honkongą. Iš Honkongo į Mėnulį, ten kur klika guli. Sekit mus. Daug peikis. Net žiūrim, dingsta kamera. Ne, taip ir paprasta į tą Vilnių nukeliauti. Nėra, kur atsisėti. Nice to talk to you. So, could you tell us more about your trip? Yeah. I'm in Europe for about 7 months to a year. I'm just working abroad and traveling around Europe. But I wanted to come to Kaunas specifically because it is just like my home city, Pittsburgh, Pennsylvania, United States. Geographically, it is the same. They look the same. They have the three rivers. And so the map of Kaunas is familiar to me. It is like being right back home and being in Kaunas. The park and the university and the stadium were all in the same place. And so it was a pleasant place to visit. I will bring my whole family here someday, possibly. But it's great to meet both of you, and I hope you guys have a great time in Hong Kong. I love Lithuania. What's your name? I'm Manny. I'm from the United States. I'm from Pittsburgh, Pennsylvania. Piutė? O čia nebus kaip Žemaitaičiui. Visko gali. Kažkur čia tų žmonių tiek daug, visi žiūri į mane kažkodėl. Gali ištraukti pasus, o tu juos paimi? Koks pasus? Ne, tu vairiai pasus. Ką? Man suvaidinti reikia? Ne, bet paimi pasus. O kur jie yra? Nuo lentynos ten visus dokumentus padėjau. Na, aš mačiau, tu čia įdėjus esi. Žmonė, čia yra. Jis sakiau, kad tai bus, meilė. Aš netikėjau. Tu pagalvok, kaip gali... Aš galvoju, kad mums nupirks tos bilietus. Jo, bet kaip gali sveiko proto žmonės tiesiog nupirkti bilietus. Į Kiniją, į Honkongą. Ką dabar? Atleis, dabar važiuojam atgal tiesiog. Bet jau važiuosim, nesikalbėsim. Atskirais transportai. Nieko, visko būna. Visko būna, gerai apgavo. Dieve, kam nepasitaiko, ir politikai net taip pat pasimauna. Nieko tokio. Lekiam namo. Na va. Čia vienas su vištiena, kitas su daržovėm. Taip per pusę. Pusę per pusę. Gerai. Tak. Aš pirmą kartą gyvenime turiu tokį legit bilietą. Bet jį atspausdina tik oro uoste visą laiką, ar ne? Iš namų tokio neatsiveši.
gebėjimus. Ne, šiaip tai viskas labai sėkmingai, nieko Nerealiai nereikia. sklandžiai. Jokių dokumentų nereikėjo. Aš tai, pavyzdžiui, bijojau net filmuoti, nes nesinori, kad apsuktų, apgręžtų ir reiktų vėl atgal 12 valandų lėktuvė sėdėti. Ar ne 12, 11. Mano kojos tai ištino žiauriai. Ir nenufilmavom, ten net nebandžiau iš tikrųjų. O šiaip pasirodo, kad Honkongas ir Makao, kur mes būtent ir vykstam į Makao, yra 90 dienų galima be vizos. Bevizis režimas. Svarbu neįvažiuoti į žemyninę Kiniją. Kas ta žemyninė Kinija, aš nelabai žinau, bet čia turbūt išvažiavus iš Honkongo kažkur, nežinau, patikrintų, bet kaip patikrintų, neįsivaizduoju. Tai žodžiu, kas keliaujat, norit į Kiniją, tai Honkongą galima laisvai nuskristi be vizos. 90 dienų gavom tokį lipduką. Gavom lipduką, kur 90 dienų iki rugpjūčio realiai galėtumėm čia prabūti. 21 rugpjūčio. Nu, belia kaip laimingas, nes jeigu, pavyzdžiui, dabar reikėtų ten dar čia 2 valandas aiškintis ir po to skristi atgal, tada jau nebūčiau toks laimingas. Laukiam lagaminų dabar. Mes pirksim bilietą, jau tada sau ramiai į Makao plauksim. Ir va čia išliksim, tada su autobusu pavažiuosim. O kur Rokiškis yra? Čia kelintas mūsų jau transportas šiandien. Net nežinau, trečias, gal ketvirtas. Mes atskridom 5. Atskridom 6. 6 vakarą Tada sėdom į autobusą, į Honkongą. klaidingą, į visiškai kitą pusę nuvažiavom. Bet iš pasiūlymų, kaip keliauti į Makao, tai vienas iš jų ir buvo per Honkongą. Tai man vienintelis jisai buvo. Vienintelis iš oro uosto įvedus į Google Mapsus. Nu, Į tai mūsų, kur mums reikia nukeliauti į tą mūsų, kur organus išpjauna vietą, kur inkstus išpjauna. Nes vis dar neaišku, kur mes čia važiuojame. Tai mes čia nepadarėm didelės Ne, klaidos. tai klaidos nepadarėm. Šiaip netikėta, kad čia tiek ilgai ir taip toli viskas. Nu taip. Kiekvienas tas miestas kaip atskira valstybė. Čia geopolitinė pamokėlė mums. Tai Honkongas yra kaip atskiras administracinis vienetas, kur atkeliaujant reikia paso. Nu ir vizos, ačiū Dievui, nereikia. Bet, pavyzdžiui, Makao, kur mes keliaujam, čia toks miestas, regionas, administracinis vienetas, vėl kitas, vėl reikia paso. Vėl patikra pasų, ten laikas gaištasi, tikrina. Nu, labai įdomu, wow. Galėjau užsirašyti anglišką vardą, Tai jo, jie patys sugalvojo. leidžia jiems. Leidžia patiems užsirašyti vardus.